Dabar susijunginėju su savo pasąmonė ir eina tokia informacija, kad norint geriau pasiekti informaciją, visus šaltinius, viską reikia išgert vandens, gyvo vandens, nes per vandenį eina informacija. O kai esi sausas, tada jinai stringa, nepraeina per tave, neprateka ir nepasiekia to informacinio lauko. Galima eiti ir tada tiesiogiai į tą informacinį lauką, bet čia gaunasi tik vienpusė informacija. Jeigu tu nori kažką apie žemės dalykus žinoti, žemės už ledo sienos, tai geriau ateiti per vandenį, lieti su vandens stichija. Nes, kaip žinoma, vanduo turi atmintį ir vanduo reaguoja į mūsų užklausimus ir nešioja visą informaciją struktūrose savo. Pas mus tai matau tokia ribota DNR lygmenyje ta informacija, o vandenyje tokia didžiulė struktūra, didžiulės formos, kaip sakralinė geometrija. Ir kaip ji susidėlios, tai tokia informacija ir bus tau tas atsakymas pateiktas. Todėl kartais būna klaidinga informacija. Todėl kartais pasiekiam ne tą. Matau, dažniausiai būna būtent asmeniškai nedidelės svarbos ta informacija. Arba visai, tą patį galbūt reiškia nereikalinga jinai tau, kad tu kažką tais galėtum pakeisti ir padaryti. Tau jie tam momente nėra svarbi. Dabar galvoju, jeigu irgi tai susijęs su kitais asmenim, kitais žmonėm, kodėl tada klaidinga informacija, o to kažkaip nesusilygiuoja tos struktūros, kaip kad nebūtum tada vienam dažnyje, vienam tam rezonanse, kažkaip tokie kaip laiptai gaunasi ir jie kertasi ir eina skirtinga informacija, atspindys. Labai dažnai būna tavo pačios informacija gaunasi, nes tada gaunasi tokie kaip laiptukai gaunasi, tokia siena, mano laukas, kitos asmens laukas ir kaip echolokacija, sonaras toksai atsimuša ir atgal grįžta ir tai yra būtent mano pačio spinduliuota informacija, žinios. Čionais dar žiūriu tą vandeninį, vandens skanavimą. Jeigu skanuojama per vandenį, tai reikia duoti tą visą tokį smūgį, susilygiuoti, surezonuoti, kažkaip tai palaipsniui kažkaip tai sueina. Arba kad tos pasąmonės prašai, kad priimtų tave. Tada esi tu vienam rezonansui, vis tiek yra kažkokie tikslai, kažkokios bendros idėjos, bendros mintis. Ir tu tada automatiškai surezonuoji. Visiems mums rūpi šeima, rūpi vaikai, daugumai gamta. Bet tiem, kuriam nerūpi gamta, sako, kad rūpi gamta. Tik jie mato tą iškreiptą vaizdą. Jiems užtat reikia tų tokių tvarkingų kažkokių darželių, struktūrų, kažkokių padarytų visko.
Nes realiai gamtoj per struktūras gaunasi nestruktūros. Tos nestruktūros yra vis tiek kažkokios struktūros. Vaizdas eina kaip kaleidoskopo. Kad ir kaip ten kas sukristų, kai daug atsikartojimų būna, gaunasi vis tiek struktūra. Tai vat ir tie žmonės, kuriem ta gamta rūpi ir kuriem neprūpi, vis tiek jie vat yra kažkokios va tos struktūros dalelytė, dalelė, kur sudaro tą bendrą vaizdą. Tiek man, tiek kitam ir va tokių vat pasikartojimų ir gaunasi vis kažkoks kitas raštas. Ir kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką jisai yra kitoks. Tas vanduo, kurį reikėtų vartoti, atrodo net vat šlapi plaukai yra gerai. Žinoma, ir po hipnozės, jeigu sunkiai hipnozė, va tas vat išsimaudymas, tas nusiplovimas, tas informacijos pakeitimas. Nors realiai mes turim tą gebėjimą vat keist tą informaciją, bet ne visada užtenka resursų. Tai va tas nusiplovimas gaunasi va tas vat pagalba iš išorės. O to jeigu ta sunki hipnozė viską, tai iš tiesų nelabai belieka tos energijos kažką tais pakeisti. O čia vat gali vat pakeisti greičiau, vat nusiimti tą svetimus laukus, svetimą tą informaciją ir išsivalyti, žinoma. Ar jeigu vat mintis bent jau dadedi vat ketinimą valytis, grynintis, jau visai yra kas kitas lygis. Tai vat. Tai va to vandens gėrimas, to vat gyvo vandens, va tas šaldytas šaltinio vanduo. Jeigu iš krano, tai bent jau pastovėjęs kurį laiką harmonizavęs, susivaikščiojęs kažkaip, vat ir tos žolelės, ir kristalai, ir saulė, ir viskas padeda. Puikiai tinka ir tas. Nes tam, kai trūksta to vandens drėgmės, atrodo to ryšio tokį trūkinėjimą. Bet va tas skanavimas einant tiesiai į aukštesnius laukus. Jo, eterinis tas visas lauką. Bet vis tiek matau, toksai yra iššovimas iš to vandeninio kūno. Kaip bebūtų taip, kiek ten tos materijos dalį sudaro tas vanduo. Tas sunkumas gaunasi, kiek ten sako, 30%, 70% vanduo. Ir va tas toks vos ne kažkoks dar tarpinis va tas laukas ir išeina tarp eterinio ir fizinio materialaus lauko sluoksnis tas toksai. Nes iš tiesų va tas dalis, kur sunkiai yra, tokia labai sunkiai jaučiasi, tokia viską kaupianti, viską nešinti, o tas vanduo taip išjudina, išplukdo viską lauk.
ir per jį mes kažkaip tais jungiamės irgi su kitais laukais, su viskuo. Tai čia matau iš visko per garavimą, tą visą tokį prakaitavimą, garavimą, nes aš matau, kad mes vis tiek ta tokia per odą vyksta ta apykaita, sudaro tos auros pirmus sluoksnius. Vyksta tas garavimas ir sudaro tą pirmąjį sluoksnį auros. Būtent vandens pagalba. Ir taip ir ją jungiamės su kitus laukus skanuojam, tai taip pat ir gamtos objektus, ir kitus žmones, ir viską. Dabar galvoju, kaip čia susidėti kažkokią vat pagalbą, skanuoti, apsisaugoti, nes taip vat, matai, tie garai vis tiek susikeičia, kad ir pas kitą ten būtų vienoks, pas mane kitoks. Ir vat per tą lauką vat sueina ir į eterį. Kaip užkrėtimas, neužkrėtimas gaunasi. Vat o viduje turi būti tas vat variklis, ta ugnis deganti, kuri purifikuoja. Nu, ta ugnis, matau, ir vykdo tą garavimą. Kažkaip matau, vos ne, kad pilve būtų kaip antra čakra, bet realiai ir širdis, taigi ugnies stichija yra. Kaitina kraują, kaitina vandenį ir vyksta tas pečiukas garavimas vyksta. Bet realiai matau, kaip pabudo objektus. Kaista ir apačia paduoda į viršų ir viršus dar kitaip kažkaip tais suveda į kraują, į limfą. Nes pagrindinis pečius tai yra va tas va antra čakra, ta oranžinė spalva liepsna, jinai užkuria ir visą mūsų ašį ir viską kažkaip ta va gyvybinė energija, gyvybės laužas, židinio ugnis, fizinio kūno, o širdis gaunasi kaip ir sielos ugnis. Vat daugiau su tom emocijom susijęs, su noriu žinoti, su noriu matyti. Kažkaip perveda, širdis perveda į kitas struktūras, kitus sluoksnius. Įdomiai. Realiai tai visi vat organai vat atlieka savo kažkokią tais funkciją. Ir kaip ir kepenys, nes man ta informacija išėjo, kad vat ta cheminė laboratorija yra tos kepenys ir vat čia vat jose irgi palaikoma ta, nu, iš kūno organų skaitosi didžiausia temperatūra, jose yra. Užtat galimai dėl tos priežasties ir saulės čakra yra karšta, kaitinanti, nes va būtent kepenys yra karštos ir toj vat vietoj visada yra šilčiausia, turėtų būti šilčiausia. Ką jos daro? Kažkokia alchemija. Ir vienas medžiagas verčia kitom medžiagom. Kažkokios reakcijos, visokius produktai ir vat vis kažkas vos ne naujo gaunasi. Ir kai išsibalansuoja, kyla tada
pyktis, vat, matau, kaip žmogeliukas kažkoks laboratorija, vat, pilsto kažkokias kolbelės, daro kažką tais ir visada turi būti vat, kažkokia tais tvarka, eilės tvarka, tų reagentų kiekis visada vat, tas pats. Kai vat, kažko sumažėja, kažko padaugėja, gaunasi visai šalutinis rezultatas ir tada kyla pyktis. Nebežinai, kaip sutvarkyti šitus procesus, suvaldyti, vat, pradeda rūkti visokie kaminėliai, visokios rūkai, visokios spalvos darosi, ne tos, kas suplanuota, nebepalaiko darnios kūno sistemos. Nors pagal stichijas čia jau yra miškas, miško stichija. Kažkokia duoda vėsumą, kažkodėl mano miškoje. Ne tai, kad malkos kūrentų ten kažkur kažką, tai su būtent absorbcija, kaip šaknys siurbia vat, iš žemės, vandenį, medžiagas, mineralus. Yra tie takeliai, keleliai, kuris teka viskas, o lapuose vėl ten vyksta kitokios funkcijos, jos saugoja vat, ir nuo perkaitimo, ir nuo sušalimo, ir nuo maisto stygiaus. O kai vat, tinkamos sąlygos, tada augalas, medis, vat, tas miškas žydi ir mezga vaisius. Pas tie vaisiai, vat, ta papildoma energija gaunasi, kažkaip norėjau sakyti, galbūt tai kūdikiai, bet ne, čia yra tiesiog papildomi vaisiai, papildoma energija į kitus organus išeina. Ir tie žiedai ir tie vaisiai, jie turi pastoviai augti kaip apelsinai, ištisus metus žydi, taip ir čia turi žydėti. Ir maitinti tada vat, ir skrandį, ir inkstus, ir lūžnį, ir smegenis, ir viską. Vat. Nu, tokia vat, sudėtinga laboratorija ir su vandens sistemom, ir su pelkėm, ir su viskuo. Ir kažkaip tais vat, čia vat, visos tos ekosistemos kaip ir sudėtos. Vienur tos pelkės kažkur kažką tais vat, perfiltruoja, perkošia, vat, laukia, kaip virškina kažkas kažką, kol susivoks, kol paskirstys į tą laboratoriją tas medžiagas. Vėjas vėl kažkaip tais išjudina, neleidžia suktis, neleidžia vat, užsistovėti tą energiją. Upelis vėl teka, neša vėl tą informaciją. Pradėjau nuo vandens, tai vandenį dabar žiūriu į inkstus. Kas yra tie inkstai? Pompos. Man atrodo, kaip viena kita taip pat, kaip pompos kokias paimtum ir gniaužytum. Vieną suspaudė, atleidė, kitą suspaudė, atleidė, vieną kitą. Kažkoks toks kaip karo mašinos variklis. Kažkodėl vos ne, kad jie irgi judantis tokie yra. Jie pumpuoja tą vandenį. Vandens sistemos kažkokios vat, užtvankos yra, užsitvenkia užtvanka, kaip būna tie perplaukimai, tie laivelių. Pribėga vandens ir tada paleidžia per kitą pusę, bet užtvėrė kitą kalną. Dažnai būna sutrinka, matau, vat, kaip tie akmenys formuojasi,
kažkaip tų laivelių į vieną pusę labai daug suplaukia ir jie užsiskersuoja, užsigrūda ir nebesugeba išplaukti ir tada kemšasi. Sunkiai prabėga va tas vanduo. O tie laiveliai vat irgi yra visokie toksinai, teršalai. Ir turėtų va tas praleist, bet aš kažkaip matau, kad toksinai nėra apdorojami inkstuose, tiesiog pro juos praeina. Apdorojami yra va tose kepenyse, va paskirstamos į tą laboratoriją. Ką prie ko ir ką su kuo sujungt, kad vat kažkas gautųsi, kažkokia medžiaga. Matau ir tos reikalingus, ir tos toksinus kažkaip tais. Toksinais tai išvis pradeda kaisti ir smarkiai dirbt. Taip greičiau daro, paskui ten negerai gaunasi. Nu čia apie kepenis. O inkstai vat juda. Ir dar tokia vat mintis kaip lašelinių kažkokia tas irgi vat kapsi. Kapsi tai vat va išlapimo pūslė vis kapsi kažkas, tas vis sukapsi. Vat irgi tie vat laiveliai visi irgi iškapsi. Jis paleidžia būtent į tą šlapimo pūslę, kad pasišalintų, išeitų. Nu tai organizmas palengvina visus tus darbus ir praskirstant tuos laivelius, kad viskas po truputėlį lengviau ateitų, išeitų. Dar skrandis yra. Smėlis byra kaip smėlio laikrodis, jisai stovi byrėtų ir maltų visą tą mūsų maistą, visus tas medžiagas, kažkaip matau toksai gaunasi, kaip malimas. Nes smėlis kažkaip turi būti sausas, matau, kad zulintųsi, net atrodo dulkės kyla, kaip ten viskas malasi, kaip smulkinasi. O čia eterinėj erdvėj. Kai išsiderina, jeigu ta košė pasidaro, nu tai paskui kliums pradeda. Matau, kažkokios drėgmės tai gali būti, tada tokia košelė lengva gaunasi, o paskui tai kemštis pradeda, tirštėt. Sakau, ar yra kažkur tais, kur atsiskiedžia. Planai, paskui kaip tas išėjimas į tą žarnas, viską tai būtent sausos dalelės, va tie būreliai atrodo kaip kažkokia tas būtybėlės, kaip dar kažką paima, sugauna su rankom, atrodo tas smulkias daleles ir į save įveda. Į save įveda, tada papuola į tą kraują, va tos dalelės. O kraujyje turi būti daug drėgmės. Kažkaip ten matau toks skaidomas, integruojamas, vėl kažkas vaikšto ir žiūri, kur kaip pūslės dalelė, kur ką įkišti, įdėti, kur ji turi būti, kokia tinkama vieta, kur labiausiai trūksta. Kaip kokie žaidimai būna, ten vienodas spalvas sudėlioti į vieną vietą ar dar kažkas tais. Ir žiūri, kur kraujas, žiūri, kur labiausiai trūksta, tos medžiagos va ir ten sukaišioja. Ir
dar yra paskrandyje, kas ten padeda virškinti, iš kur tą smėlį gauna. Kažkaip tais ramybę rodo. Geriausiai virškinas, kai tu esi ramios emocinės būklės. Aplamai valgymo metu turi būti kaip meditacija tokia. Sukramtymas, surijimas ir tada va to smėlio gamyba žemės stichijos, įsižeminimas, įsisavinimas, įsigėrimas į mūsų kūno prisipildymas. Dabar gal ne į temą, man tokia mintis irgi atėjo. Sako, kad ir ką valgytum, jeigu kažkokiam tai savo turi racioną, tai vis tiek yra bakterijos, kurios tau padaro visus ten tuos vitaminus, viskas specifinės. Gali valgyti ir mono kažkokią tais tą kultūrą, ar gali va tas organizmas, eina, kad gali. Suprast labai sunku, bet vat kaip yra va ta va bazė kažkokia tais vat materija. Ta materija kažkaip tais vėl apdirba tos bakterijos. Duoda, atrodo, vieną dalelę, kita dalelę, gaunasi, tarkim, 12. Viena, kita, ten gaunasi kažkoks ką. Ir jos valgo vis tiek va tą patį maistą ir jų vat funkcija yra daryt va būtent tas daleles, iš kurio gaunasi tas B12, B ir panašiai. O kaip sakau, su tuo, kai nevalgo, ten kitokie procesai prasideda nematerialūs. Nematerialūs kažkaip tais specifinės kultūros yra tų bakterijų, tų visko. Nežiūriu, vis tiek sako, su oru, su saule, vat įkvėpi, gauni tų vat dalelių ir moki absorbuotis. Aš matau, turi būti atidaryti tam tikri vat meridianai, kanalai, per kuriuos vat patenka tos visos medžiagos. Žiūriu, ir ta tarša patenka, o su ta tarša turbūt sunkiausia kovoti, nes jinai sunkina tą darbą, keitimą tų struktūrų. Jos, kažkaip tais matau dabar būtent metalus kažkokius sunkiuosius, viską iš oro ateinančius. Ir kad reikalinga kažkokia tais labai didelė tų kaip bakterijų kolonija, kad apdorotų va tą vat metalą, tą toksiną į mums reikiamą medžiagą. Labai didelis kiekis, o jis nėra palaikomas taip paprastai. Kažkaip tu turi duot tą užklausimą, komandą. Jau tu turi būti pasiruošęs su jom draugauti ir jas auginti. Per laiką jos kažkaip tais mutuoja kažkokias ir tada sugeba gauti. Bet jau tada tavo tas kūnas toksai kaip alchemija jau gaunasi toksai nesužeidžiamas, nesunkiai sužeidžiamas, greit pagyjantis.
Mhm. Jisai kažkaip kitaip veikia toks, nežinau, plazminis, kvantinis. Tau mintys išvis ramios, jau čia turi būti 100% minčių kontrolė. Visiška vidaus ramybė, tu turi būti išsižadėjęs emocijų. Tų tokių vat labai viršutinių, labai žemutinių. Tu turi tokiam būt neišmušamas vienam lauke, vienoj linijoj. Ir tada vat gaunasi. Žinoma, yra pagalbiniai visokie vat. Viską žinoma, ten švarioj aplinkoj, kaip ir visada. Kalnuose medituoti daug lengviau negu vidury miesto, ne, Niujorko centre. Čia irgi, tai švarioj aplinkoj gyventi yra viena, o ten, kur gyvenam, yra kas kita. Bet reikia kažkaip tais išmokti, keisti va tą vat struktūrą. Ir tos vat svetimas auras, svetimus energetinius tuos laukus, taršą, emocijas, viską kažkaip mokėt pradėt sijoti ir grynintis. Būti transformatorium. Tam, kad gebėtum, tu turi vėl, matau, tą pilvo čakrą, tą tavo vidinė ugnis turi pastoviai dėkti vienu intensyvumu. Ašis visada turi būti vietoj, niekas neturi teisės jos išmušti, iškreipt, išlaikyti savo tikslą, žinoti, eiti jo link. Nebūti. Kažkaip būti pats savo mokytojas turi būti. Dar kas liko plaučiai. Plaučių stichija. Metalas. Kodėl metalas priskirtas plaučiam? Įdomu, matau, kaip plaučiai tas metalas, tas kietumas, tas tvirtumas. Nes irgi kaip variklis gaunasi pastovus tas judesys. Ne veltui metalas gaubiasi prie širdies, prie ugnies. Kažkaip priklauso darbas būtent nuo širdies, kiek širdis užkaitinta, tiek jis veikia. Kiek stipri širdis yra arba kiek tinkama to metalo, geležis, metalas. Metalo būsena, tai vadinasi, gali būti čia įvairūs metalai, įvairios sudėties, įvairios būsenos. Ir čia irgi matau su to kvėpavimu kažkaip tiesiog tas deguonis, bet ten su oru ateina visa chemija, cheminė sudėtis, kažkaip tais gaubiasi palei sienėles visas, o kam reikia, ateina vėl tas kraujo dalelė, vėl takšt, išsilaužia, pasiema trūkstamą kažkokį elementą ir vėl neša į smegenis, neša į ląsteles, surinktas kitų vietų, tas elementus sulipdinėja,
konstruoja pastovi konstrukcinė būsena, pastovi dėlionė. O ką konstruoti mes duodam iš ašies, iš savęs, ko mes norim savo mintimis, savo mąstymu. Kaip galvojam, tą ir turim. Pametam savo kelią, pradeda pritrūkti elementų arba nedaneša į vieną koją, į kitą koją, į ranką, į galvą, širdį, viskas pradeda striginėti. O kai tu esi savyje, viskas tolygiai eina ir matau kažkaip tas irgi sulėtėja kvėpavimas, sulėtėja tas širdies darbas. Tas toksai tikslus įmontavimas gaunasi, būtent nuneša tiksliai ten, kur reikia, užtat kai sako kvėpuok pilvu, visų kūnu, tai ir gaunasi tada nuneša ten, kur reikia, o tas paviršutinis kvėpavimas maždaug ateina, numeta kažkur tais į kampą ir žinokis, o kai tu įkvėpi pilnai, yra įstatomas į tą vietą, kur tiksliai ta dalelė yra reikalinga. Bet vėl matau, ne tai, kad ten tas deguonis būtų, bet kažkaip tais daugiau tų elementų. Ir kad sugebėtum tas dalelės, reikiamas tas visas medžiagas gauti. Iš oro turi būti taisyklingas kvėpavimas. Labai taisyklingas. Vėl apie tą balansą, tą ramybę vidinę, pastovią būseną rodo. Kad pasiektų net nagų galiukus pasikvėpimas. Žinoma, tas vanduo ir oras ir patinka ir per odą, ir per visur. Čia vėl turi būti atsidaręs tam, kai tu per odą kvėpuoji, matau vėl visai kitaip pasisavinamos tos medžiagos. Kažkaip tais daug didesnis kiekis, bet tada turi būti viduje pakankamai vėl tų medžiagų, kad jie sugebėtų įsisavinti, įnešti ten, kur reikia, ir reikalingas išnešti. Taip pat limfa, tai iš vis tokia klampi masė, viskas sulimpa, įsigeria viskas, net aptirpsta būna ir plūduriuoja toj limfoj. Tokie elementai viskas. Tai su krauju, plaučius, bet matau plaučiuose ir tokie kaip ir trombai gaunasi. Bet tais trombai matau, taršų visko, kur nepasisavinama. Tada reikalingos tos visos gleivės, tie visi kosuliai ir viską. Tai iš dalies nelabai keista. Ir žmonės serga taip dažnai, nes gyvenam toj tokioj nešvarioj aplinkoj, tie plaučiai visi apsineša, tos nešvarumus reikia išvalyti. Nes su visom tos slogom kosuliais valosi. Kuo daugiau ten chemijos nuodų paduoda, užtat tuo daugiau ir sergasi, nes organizmas taip pat valosi. Čia ir nekeiksnoti reikia, kad vėl sergi, o tiesiog padėkot, kad padeda jums išlikti, mums išlikti švariems. Šitaip sugeba valytis.
Čia matau galima net profilaktiškai va tų tokių vat skystinančių karts nuo karto savaitę, porą dienų pagert dar kažką, tų arbatų, dar kažko tais. Ir vėl rodo, to vandenis turi užtekt. Visur vanduo turi būt. Geležies tikėjimui, taip, tau širdis kaitina, jinai suminkštėja, jie aptirpsta. Kažkaip va tą vat energiją tada irgi va tas kraujas išneša, geležies elemento, duoda įsisavint. Įdomi va ta vat geležis, kaip sakiau, išvis visi metalai, visi žinomi, nežinomi. Ir kai žinom, kad nuo deguonies oksiduojasi, taigi kurie metalai ir va čia va matau va tos procesus, būtent oksidacijos tos metu gaminasi va dar kažkokios tais dalelės, kažkokios va cheminiai junginiai, kuriuos va tas kraujas va atėjęs va paima, išnešioja. Va būtent va kažkokie tais va mikro, makro elementai priklauso nuo čia. O smegenys, visa nervų sistema. Kas čia per funkcija? Sakau taip, nes tokia kaip ir aštuonkojuko kažkokią medūzą pamačiau. Bet tai grynai, tas smegenys tokios kaip medūza, su visa tų nervų sistema. Su tom kojytėm tokiom. Va tau ir aštuonkojis didžiausias. Mūsų draugas ir priešas. Mūsų galva. Neuronų sistema. Na, žinoma, man dar tas vaizdelis lenda iš ten to senovinio filmuko seno, Konano, kas ten, kur buvo smegenys šnekančios pilve. Antras smegenys. Žarnynas. Jo, nuo smegenų jau atsijungiau, jau atjunginėja čia, nes mane ir neduoda pasijungt kažkur tais. Ne tą užčiapiau, ką norėjau. Kažkaip toks kaip svetimkūnis man. Ta nervinė sistema, grynai, tas toksai ateivis, įkištas. Medūza kaip. Medūza gyvena vandenyje, ne? Virš smegenų tas skystis. Viską. Tikriausiai medūza. Ir dirgina, ir elektrą gamina. Va tą, kaip nori. Čia yra mūsų kūno dalis. Ją maitina tas kraujas. Neša iš visų tų organų visas tas daleles. Tie tokie elementai kraujo. Bet kažkaip bijo. Kažkaip kraujas privengia, nes jeigu per arti prieina, atrodo dirgina, gaunasi su ta elektra. Kažkaip taip matau, užtat sunkiai būna tas kraujas pasiekia smegenis ir tą vadinamą deguonį ir medžiagą sunkiai neša. O ta elektra vėl iš tų visų elementų, kas surenka iš mūsų kūno, ar taip jį turi kaip ir, ilgint, nutrenkti, kad gautųsi kažkoks tas elementas tinkamas jai kaip energija.
energija smegenims yra perdaroma, kadangi jeigu va tų metalų visko būna, tai va daug klijuojasi kažkaip tais kampuose visur, vietose, kur nėra to judėjimo, nei kraujo, nei skysčių, va taip kažkaip, va kaip smegenys rodo, va tos bangelės ir va tos kampuose kažkokiuose išsikišimuose, kur mažiausia srovė būtų, mažiausias judėjimas visur vat sukimšinėja, kol nepasiekia to momento, kur jau visai paklinai užkemša. Žiūriu, kaip čia su ta medūza, kaip draugas. Tokius dviprasmiškus emocijas kelia tas vaizdinys toksai. Nesitikėjo, kad čia šitai. Nes realiai tas kūnas yra, tie nervai, tai visose organuose, viską jisai žino. Nu, matau, kaip sėdėtų vat mūsų kūno mašinoje ir vat minkytų visus tos mygtukus, tokius kaip valdytų tą tokį traktorių kraną. O kas priklauso nuo tinkamo to valdymo. Nu, ja, čia kaip ir tos programos visokios sukištos. Ja, ribojantis visokie įsitikinimai, kurie neleidžia išeiti iš ribų. Aš matau, kūnas ir tas darinys toks kaip ir atskirai būtų ir labai sunku jam įeiti į vieną harmoniją. Nors, kaip žinoma, čia yra daug tų funkcijų, daug visko. Bet, nu, kažkaip smegenys jaučiasi kaip karalius, kuris valdytų visą mūsų sistemą. O kai širdis sako, ką nelabai klauso vis tiek. Mūsų visos tos sąmonės didžiąją dalį užima protas. Čia per daug metų, kažkaip per daug tų patirčių uždėta ta programa, eina nuo Anunnakio, nuo DNR struktūroje kažkur yra tas pakeitimas. Kiek procentų leist valdyti, o jeigu, sakau, būtų kitas momentas, neleistų valdyti. Kita visai kokybė būtų. Tiek tų medžiagų įsisąmoninimo, tiek tos vidinės švaros, tiek minčių. Pasakytų žemiško džiaugsmo netektume. Ir džiaugsmo, ir liūdesio, ir nevilčių. Kažkaip bandau sulieti struktūros, einu vėl prie DNR. Ten išėjimo grįžtu į tą momentą, kada čia buvo sukeista. Pajungta elektra kažkoks irgi kontraktas, tas gyvybinės energijos, tas žybsnis. Matau mus kaip ten tuos, ne zombiai, kaip ten tas Frankensteinus tokius, ir kai Anunnakiai paleidžia kaip tą gyvybės energiją, tą kibirkštį tokią. Ta kibirkštis į smegenis eina, o gyvybinė energija mes kažkaip nešiojamės. Visai tada mažytė buvo tas Mitra čakra, kur dega tas visas mūsų laužas.
įkala va tą kibirkštį ir vat jinai valdo tada automatizmu kažkokiu tai, vadinkim, instinktais, dar kažkokiais fiziniais instinktais, nes yra ir tie visi eteriniai instinktai kosminiai, be žinojimo, kas yra absoliutas, grįžimas į šaltinį, kokiuose, visa kita ta informacija irgi yra, bet ji kaip užspausta. Tai aš atsiblokuoju, sunormalizuoju tą elektrą kažkaip tai tą kibirkštį, sumažinu kiek reikia, kad nebūtų didelio šoko, didelio kažkokio tais, kad būtų harmonija tarp to ir tos informacijos. Čia dar lenda pas mane į eterį visokie veikėjai, tai tos veikėjus išmetu. Ir kaišioja, vat, aštunkojai visokie eina ir kaišioja. Jau reguliuoja kažkodėl. Įsivaizduoju, kad aš turėčiau jiems įtikti. Pagal jų sistemą aiškint, pasakot vežimų apnuodytas kūnas yra eterinis, rašo. Šiamų išsivalau. Pasijungęs va būtent prie tų smegenų ir diriguoja čia man. Viršininkas, matau, iš vis svetimas atsirado. Svetimas 2. Svetimas 1. Štiš vištus. Ir reptai. Ir nereptai. Grįžtu atgal prie harmonizavimo. Kažkaip tais man vis tiek ta sistema, ta neuronų tokia visur lendanti, visur kertanti. Šią kažkiek tai susilpninu, atjungiu. Ir tos baimės, ir tos visos, ir tie fiziniai. Čia jau per daug metų, daug reinkarnacijų įdėtos visokios ten traumos, nudegimai, užsikavimai, avarijos ir dar daug visko. O realiai galima buvo ir išvengti, o nepatirti. Bet čia, žinom, pasistengia dėl mūsų patirčių. Man tos patirtys neberezonuoja. Gana jau patyriau, kiek galima ranką degt ar koją. Be kojos vaikščioti užtenka. Išsilupu, išsivalau ir iš matricos ir viską. Čia. Aš dabar iš vis tokia mintis atėjau, ieškau to tikrųjų tų smegenų, tikrųjų to neuroninio linko ryšių, kur jos yra padėtas kažkokiais atėjus pas Anunnakį, kažkokiais atgal elektrą tą paleidau aš jam. Sakau, kur yra mano, nes sakau, aš žiūriu tas smegenis, jos tokios kažkokios tais robotinės, medūza. Tikra, netikra tokia techninė, programinė įranga, kur mano biologinės, kur mano prigimtinė ta dalis. Uždarytas stiklainiukuose, aišku. Labai daug čia visokių yra, tai pažįstamas susikviečiu. Išsiimti tai, ką reikia, atsistatyti. Kaip įdomiai atrodo tas organinis, apima tą visą mechaninę, ir tada atsistoja ta organinė dalis
išspjaunama yra mechaninė, tik tada išimama. Taip atrodo, jeigu išjungti, tai kažkaip ir sukrenti. Negyvas. Bandau valdyti, žiūriu, kaip jie atrodo, tokia kaip plazminė, kaip kristalinė, tokia energetinė visa sistema, tokia šviečianti. Kaip šviesos tokie diodai kažkokie šviečiantys, tie visi neuronai. Susikviečiu vat šeimą, artimuosius visus ir jiems perdedu. Ypač vat reikia tiems matriciniams, kas veikia pagal matricos programas. Visus varau ir pakeičiu. Visi, kurie yra mano lauke, kurie pasiekia mano lauką ir sugeba mane įtakoti, vat užduodu tokią komandą ir visiems jiems sugrįžta ir pasikeičia. Ir prisimena, kas jie tokie yra. Va čia tai kvantinis kompiuteris, o ne. Va čia vat kvantinė informacija. Ne tai, ką mes čia žinojom, tik tai, ką mokykloje išmokino. Bet kad taip eina žinojimas, jungiasi ir su kanalu. O dabar kanalą kažkaip toks internetinis ryšys begalinis susižiebia medis virš galvos. Visi informaciniai šaltiniai. Ir praeity, ir ateity, nes ir apačioj matau. Su informaciniu lauku galima prieiti ir ta informacija kitaip apdorojama, kitaip pateikiama. Aš dabar medis elektrinis. Mano smegenys kaip medis. Ir neuronų tinklas. Gerai, atjungiu tuo nunakį, nebeleidžiu nei ten laiko atsukti, nei kažką pakeisti daugiau. Kažkaip jungiasi ir su kitais, tada jau kūnais, kaip kūnais, kitais organais. Persikeičia ir fizinės, va tos smegenys kažkaip kitą pavidalą įgauna, išsivalo, išsigrynina, šviest pradeda, jokios ten pilkosios masės nebelieka. Yra tik plazminiai laukai. Išsivalo, viskas išsipurifikuoja. Dar suderint, sukalibruoti reikia. Einu pas tą kitos visatos tą nunakį. Prašau, kad mane sukalibruotų, nes jisai irgi yra genetikas. Ir vat genetinės informacijas vat suderina su genetinė informacija. Vėl matau tas malūnėliai išsiskaido, sužimba į tas gėles visas, sakralinė geometrija. Suišėpiau viską. Savaikščioju. Apimtinis gaunasi. Kažkaip matau, vos ne visas kūnas turi persikalibruoti, visi organai, viskas. Atsinaujint. Akis pajungia, ausis, širdį.
Mhm. Kankorėžinė liauka, kaip tada dabar atrodo. Sunkiai prieinama, dar kažkaip tais kalibruojasi, vyksta. Gerai sakau, kaip ji tada turėtų atrodyti. Sako, čia visos smegenys ir yra kankorėžinė liauka. Nu jo. Sakau, kaip jinai susiderins su tom materija. Na irgi tai pereinamus sluoksnių tokių aptakumu. Matau, kaip erzina žmonės kažkaip tais numatydama jų veiksmus, judesius į priekį. Kažkaip tais žaidžiu aš jau su kitais. Mhm. Jo. Mhm. Gerai, sujungiu su trečia akim. Ir tą vat pakeičiu. Pagal dabartinį kūną, dabar kažkaip perėjo darbas į visą eterinį kūną, jau nebe su fiziniu kūnu. Reikia vat nosį atstatyti visą. Užkimšta buvo. Dantys, nosis, su gerklės aparatas. Visą taip pat gražiai paėmus plazminį burbuliuką, viską nuo viršaus nuvynioju visus tos nešvarumus, visus tos atgyventas energijas ir į apačią vat paleidžiu per apačią ir vėl per viršų vat vynioju, sukasi man dabar taip ratu, valosi, vibruojasi, keičiasi ir ašis, ir kanalas. Dabar pasiruošus priimti kitas energijas, jau dabar pilnai įsidiegti. Dar porą programų išjungiu, kad man aktyvuotųsi tam tikri dalykai susiję su fiziniu kūnu, visokie gijimai būtų, restauracijos, viskas yra įmanoma. Ir baigiu šitą temą.